sakydavom žmogui labai ačiū, bet jūs netinkat ir žiūrėdavom, ką jis tada Labai darys. Taip. geras šitas tikrai daro, patyrę darbdaviai tikrai, nes kai mes turim darbuotojų kaitą, tai prevencija kaitos yra, kad patektų tik tinkami žmonės, ką reiškia tinkamas žmogus tinkamo vietoje, tinkamu metu, tas, kuris nori, gali ir suvokia, kur jisai ateina dirbti, ar ne? Ta komunikacija labai svarbi. Žodžiu, aktoriniai sugebėjimai gerai, bet iki tam tikros ribos. Tai stengiasi išmušti tos etikos ribose. Esu ta, kuri pastoviai kūrė išmušimo technikas etikos ribose. Tai aišku, paskui visada prašau, jeigu jau labai susiprovokavo žmogų, tai paaiškinkit. Kad čia buvo atrankos metodas, ačiū už jūsų kantrybę, kad jūs išlaikėt, bet kai kurie gali ir pasiust tikrai žmonės. Gal geriau dabar? Jo, geriau jau dabar, negu tau po mėnesio, kai tu tą žmogų apmokysi ar iš jūs po metų trems durim.